Dievas, kuris valdo, ir Dievas, kuris veikia. Kartais žinojimas, kad Dievas valdo, atrodo mažai guodžiantis, kai aplink kančia, karai ir neteisybė. Kur jis yra? Psalmė 115:3 sako: mūsų Dievas danguje. Jis padarė visą, kas jam patiko. Tai gali skambėti griežtai, bet tai reiškia, jis nėra priklausomas nuo žmogaus nuomonių ar planų. Jo valia vyksta. Ir jis nesėdi toli, jis nežiūri abejingai. Apaštalų darbų 17 skyriuje 26-27 eilutėje mums parašyta: iš vieno kraujo jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų viešpaties ir tartum apgraibomis jį rastų, nors jis netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Kitaip sakant, viskas, net mūsų laikas ir vieta nėra atsitiktinumas. Dievas veikia. Jis naudoja istorijos įvykius, tautų pakilimą ir nuosmukį, net krizes, tam, kad žmogus ieškotų jo. Galbūt tai, ką dabar matai kaip chaosą, iš tiesų yra jo šaukimas tau: ieškok manęs, grįžk ir pasitikėk. Dievas ne tik valdo pasaulį, jis ieško tavo širdies. Užduok savo klausimą: ar tu jo ieškai šiandien? Kitame video pakalbėkime, ką reiškia gyventi iš tikro, pasitikint Dievu, ne tik teoriškai, bet ir kasdienybėje.